10 dienos rytas. Esu vis dar Juodkalnijai, kempinge, vakariniai pusiai, prie Kroatijos. Tai pasigaminu pusryčius ir bandau dingti iš čia, kuo anksčiau. Visi dar miega. Dabar yra 6 ryto. Pavalgau, susipakuoju. Tada atvažiuoja kempingo šefas. Atbašliuoju. Ir važiuoju į Kroatiją. Motociklininkų keliu atgal. Nice. Gerai, reikia pasidaryti valgyti. Kad nereiktų niekur stoti. Galėčiau kuo daugiau kilų nuvažiuoti. Tai dabar prilėsu belė kaip. Suvalgau ir varom. Kažin, ar aš tiek suvalgysiu. Pabandysim. Palieku kempingą. 2 naktis, 24 eurai. Šiaip gaidys, ne kempingas. Nerekomenduoju. Likau labai nervuotas ryte. Nes palapinė visą žemėm aplipus. Ir daiktų nebuvo kur susidėti, kai kroviau į mot. Užsipėliau paskutinį kartą kūro. Juodkalnijai 15 eurų, 59 centai. Ir vandens bumbalį pasiėmiau 1 euras. Stojau dar vieną degalinę. Pamiršau ryte kavos atsigerti, pasiėmiau energetinį. Eurus 9. Ir čia turbūt nesu dešreliam. Dukiam. Vakare gal suvalgysiu. Arba rytoj, arba poryt. Ekstra atveju, nes šitas dalykas negenda ir nebijo šilumos. Stojau prie sienos. Kaip ir prieitą kartėlį. Jaučiu, jeigu ne tas autobusas, čia greičiau eitų viskas. Nu ką, praleido labai lengvai. Net neprašė, kad šalmą nusiimčiau. Pažiūrėjo pasą. Moco dokų net nebežiūrėjo. Sako, varyk iš čia tik tais. Gerai, sakau. Lemba, pamiršau, kad čia dar toks gaidys stovi. O čia tai reiks pakimarinti biškį. Nu gerai. Aš nelauksiu. Važiuojam be eilės. Nu šiaip iš tikrųjų pamačiau, kad kiti taip daro. Tai ir aš taip darysiu. Oi, žmonės nepatenkia, aš tipo su jais čia. Neįleidžia.
Nu, prastovėjau pusę valandos kokį. Vieną motų nenorėjau praleisti. Tai eilė tokia nemaža susidarė. Bet mane tai greitai. Bam, bam. Ir vsia, sako, varykis. Wow! Montanegriečiai važiuoja palei savo taisyklės. Mačiau, kad buvo numeriai Juodkalnijos. Tai Kroatijai bachūrai važiuoja kaip Juodkalnijai, per išteisinės. Reikia pasikeisti kortelę telefono. Nes kai išvažiavau iš Montenegro su Spotify'um, grojo vieną dainą, ant kurios baigėsi internetas. Tai važiuoju jau 20 km klausydamas vienos ir tos pačios dainos. Nes turbūt interneto nėra. Pasikeisiu kortelę, tada bus viskas vėl gerai. Tokiu oru važiuojat pats tas, 25 šilumos, po 11-12. Važiuoji nei šalta, nei karšta. Mini pertraukėlė. Mini pertraukėlė dėl norėjimo palakti. Čia toks takelis, žiūriu, visai neblogas. Kur jisai veda, bet čia sarpantinai kokie. Nu jo. Afrika čia nenori važiuoti. Afrika bailė. Sabaka. O kas čia taip įsitaškė? Jotio, man atrodo, neščia buvo. Kas čia tokie yra? Aš tai biškį pagalvojau, kad čia sustojau tokia mirtininko sankryža. Ne sankryža, o į šalutinį kelią. Čia posūkis. Va. Ten posūkis. Aišku, čia ženklas rodo, kad galima važiuoti tik tais tenais. Bet aš važiuosiu tenais, man ten reikia važiuoti. Nu. Aš tai biškai pavojingai išlysti, sakyčiau. Bandysim kažkaip. Gerai, reikia kažkaip bandyti. Ledas. Aš važiuoju vėl per tą ilgąjį gražųjį tiltą. Įdomu, įdomu, koks jie ilgis, stasiam, paguglinsim. Žiauriai geras, pažiūrėkit kokias kolonos. Pasaka. Wow. Aš spėju, kad bus kokie 500 metrų. Tai pasižiūrėsim, ką rodys. Gal netgi ir daugiau. Nu, bele kokio ilgio. Žiauriai geras.
Tuoj sustosiu kur nors. Ir pasižiūrėsim. Ir tiltą, ir kokis jo ilgis. Va, kad čia negaliu sustoti. Einu sau. Žiauriai geras. Nusileidau nuo to greitkelio ir važiuojam dabar į apačią pasižiūrėti, kaip tiltas atrodo iš apačios. Čia kažkoks miestelis ar kaimukas, ar šiaip gyvenvietė kažkokia mini. Koks tiltelis. Bus ilgesnis negu 500. Tai pažiūrėsiu. Nu, kad jau sustojau prie tilto, tuo pačiu reikia ir kavos atsigerti. 1 euras. Lavazza cappuccino. Nu jo. Už eurą įpylė pieno. Bet karšto. Einu 3 viename atsinešiu. Kavos tai noriu. Taip galvojau, skaniai atsigersiu. Koks čia jovalas gavas. Lavazza cappuccino. Normaliai. Labai saldu. Tai pažiūrėjau tilto ilgį. Ir pasirodo, labai stipriai apsišoviau. 2,5 kilometro ilgis. 2,5 kilometro. 2500 metrų. Wow. Belia koks gerulis tiltas. Nu ką, užsukau kuro, nes liko mažiau negu pusę bako. Ir žiūriu, kad čia vien motociklai. €14 ir 5 centai. Ir galim vėl šauti. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Pasaka. Kalnai, vanduo, vingiuoti keliukai, geras oras, brangus maistas. Nu pasaka. Gyvenk ir žvenk čia, ne? Gerai, turim 27 šilumos ir pusę tyrėjų dienos. Nuvažiavau per šiandien jau 208 km. Vingiuotais keliukais. Sakyčiau, visai neblogai. Sustojau palakt. Ir galvoju, kodėl aš važiuoju iš to keliu ir nelabai suprantu, kodėl man nematytas jisai. Po to prisiminiau, gi aš čia buvau apvažiavęs. Buvau biškį prisigrybavęs nuo savo maršruto ir apvažiavau visos šitos vingius pakrantėmis. Tai dabar grįžtant reikia savo klaidą ištaisyti,
pilnai palei visą Kroatiją išvažiuoti palei vandenį. Nuo rytų iki vakarų. Šiaip jau bišį subinę. Spaudžia. Bet gali būti dėl to, kad nesu apsimovęs dviratininko triusiuko, su kuriais atvažiavau iki pat Juodkalnijos. Jaučiu, ir to reiks apsimauti. Pasižiūrėsim. Ar padeda, ar ne. Nes atvažiuojant iš vis neskaudėjo. O dabar grįžtant jau taip. Nu gerai, šiandien ištempsiu, bet triusiuko reikia šauti iki pat galo. Ten kokį kempingą gal pasimti prie vandens. Nu žiūrėsiu, kiek bus valandų. Jeigu bus vėlai labai, pasimsiu kempingą, jeigu bus tamsu. O jeigu bus dar švieso, tai važiuosiu kito lėktuvo, kur mėgojau tada. Jeigu bus švieso. Nes realiai dar važiavimai yra apie 4 valandas. Dabar jau yra 3. Jo, 3. Tai su pertraukėlėm gali būt, kad nuvažiuosiu tamsoj. Nu, pažiūrėsim. Čia seksis. Gal iš vis pavažiuosiu 100 kilų dar ir viskas. Šiaip turėtų būti apie 200-300 kilų dar. Palei tą pakrantę vingiuotą. Ant saulės rodo 34 šilumos. Pradėsiu važiuoti, aišku, pakris 3-4 laipsniai. Būtinai reikia šiandien išsimaudyti. Porą tokių sustojimų ir viskas. Skirmantas iškart šlapės pasidaro. O kai skirmis sušlampa, jį reikia plauti. Nu, aš manau, reikės dar sugrįžti čia. Tikrai pravažiuoju dar kažkada. Galbūt ne vienam, bet kelias tikrai įspūdį paliko. Yra biški tokia vat ramesnė kelio, yra su daugiau vingiais. Tai pusė kelio palei Kroatiją yra tokia kaip dabar. Pavažiuoji, pasisuki. O kita pusė Kroatijos yra grinai turi dirbti. Gazas stabdis, dugnas, gazas stabdis, dugnas. Čia toks grinai pačilinti. Tiem, kuriem sunkiau sekasi važiuoti, siūlyčiau pradėti nuo rytinės pusės. Jinai lengvesnė yra. O vakarinė pusė jau yra tokia... Nors ką ten? Pirmus 20 posūkių ir po to jau eina kaip per sviestą. Aš taip galvoju, kad reikia išsimaudyti čia. O ne? Jaučiu, taip ir padarysim. Išsimaudysim, atsigaivinsim. Ir viskas. Ir bus čiki-piki. Buvo verta.
galima dabar jau važiuoti. Oi, kiek daug vietų yra, kur galima išsimaudyti. Labai džiugina tokie dalykai. Tarkim, bam, dabar noriu maudyti. Čia suku, parkuojus, laipteliais į apačią ir maudaus. Va, vanduo skaidrus. Pavažiuoju 5 kilų, sugalvoju vėl, bam, sustoju, nueinu išsimaudau. Nu pasaka, ką galiu pasakyti. Aš jau galvojau, tie kamščiai nesibaigs. Pasukau tiesiog į tą pusę, kur mažiau mašinų yra ir viskas. Kur tas kelias veda, net neįsivaizduoju. Nu ką, prasidėjo mokami keliai. Yra duok lapelį, gaidi. Kur tas lapelis? Eina savo, vėjas tipo nušvilpė jį. Nu, pabandom iš naujo. Stok. Nu. Yra du variantai, važiuoti nemokamais ir mokamais. Aš jau biškį važiavau nemokamais, tai geriau sumokėti. Ne, važiavau nemokamais tik dėl to, nes mokamo nebuvo, bet pamačiau, kas per gaidys yra. O čia ir mašinų mažai, ir kelias ledas. Pasaka. €17,55. 11,7 litro benzino. Nėra ką lyginti. Mokami keliai yra mokami. Valandą laiko 120 km. 130 jau. Važiuojant 103 kiam. Be sustojimo. Tai saulė po biškį leidžias ir dar jaučiu kokį 100 įvarysiu. 100 kilų įvarau ir pradedu ieškoti, kur palapinę statyti. Šiaip maršrutą esu užsidėjęs iki Kroatijai to lėktuvo apleisto. Nes ten, kai mėgojau, man visai patiko, ten tokia duobė yra, vėjo nėra. Ir jeigu viskas gerai, tenais turėčiau mėgoti. Jeigu jau labai saulė pradės leistis, tada reiks kažkur kitur statyti, nes norėtus dar parduotuvę gal užsukti, kažką valgyti pasidaryti. Tai lėkiu ir tikiuosi bus dar šviesų tenais. Pastatau palapinę, nes koliukų neina įsmeigti. O ten, kadangi duobė yra, tai vėjo nebus. Kaip ir viskas turėtų būti čikė.
Aš taip galvoju. Tai va, gerai, reikia važiuoti, reikia laiką taupyti. Sumokėjau už kelius 5,50 €. Už nepilnai 200 km. Nedaug. Užsitraukti viską, kad nieko nepameščiau. Ir galim šauti. Baigėsi mokami keliai, baigėsi ir greitis. Liko 100 kilų. O temperatūra krenta, daros po biškį dubakas. Važiuoti tik po maikį ir striukę. Liko 21 kilometras, bet aš užmačiau parduotuvėlę neblogą. Tai bandysiu nueiti, kažką nusipirkti vakarienį. 6,70 €. Taip. Svogūnas. 4 bulvės mažos. Faršo neturėjo, tai kažkokia skardinė. Aš tikiuosi, kad čia faršas viduj. Kiauliena, jautiena. Šitas buvo brangiausias iš visų pirkinių. 2 eurus centais kainavo. Toliau. Čipsų normalių irgi neturėjo šokie. Gaidiški. Ras. Nu ir kaip tradicija, 2 alaus skirtingų skonių. Viskas, gerbėmieji. 21 km. Nu ką, gerbėmieji. Grįžau tą pačią vietelę. Ir kažkada čia miegojau. Prieš 6 dienas gal. Viską radau lygiai taip pat, kaip buvau palikęs. Tvarkingai, gražiai. Net mano malkas yra sudėtos, kurias deginau. Gaila, kad nepasėmiau žalios mėsos. Galvau, nebebus tų malkų. Nu nieko, išsikepsim ant dujų faršiuko. Čia dabar, kol visiškai nesutemo, jeigu galima, aš norėčiau pasidaryti palapinę. Gerai? Ir tada susimatysim. Biški šilumos. Pasistačiau palapinę. Už palapinės mocas. Ir savo virtuvėlę pasidėjau. Tai dabar, kol valgyt gaminsiu, pagurkšnuosiu alaus. Taip kaip priklauso per atostogas. Jeigu jūs tai to nedarot, reiškia daug ką prarandat. Toliau. Svogūnas. Bulvės dar neapsisprendžiau, ar virti, ar mesti laužą. Turiu folijos. Bet greičiausiai, kad virsiu. Pavirsiu. Tada šitą troškinuką pasišildysiu. Jeigu čia troškinukas, o ne koks kečupas. Nu ir viskas tada. Taip ir užbaigsiu šią dieną. Tai aš dabar bandau viską susipjaustyti. Ir po to gal parodysiu jums, kaip čia kas gavos. Kad negalvotumėt, kad aš čia bulves nusipirku, po to jas išmetu lauk ir važiuoju kebabą valgyti. Pradinis variantas yra toks. Bulvės verda.
Pamiršau pasimti lentelę iš moco ir viską užsirakinėjau. Tai tingėjau beiti ten atsirakinti. Daiktais yra užversta pjaustymo lentelė, tai taip rankai supjaučiau, saugūną sumečiau. Po to galėsim pavirti. Nepavirti, patroškinti biškį aliejuje, pakepti, kad suminkštėtų. Nu ir lemiamą akimirką, kas čia toks yra. Faršas. Vo! Ir toks su morkytė, su kečupu, su prieskoniukais. Toks grinai šverdi spagečius ir meti ant spagečių šitą visą. Tai gerai. Šitą galim išjungti. Kol dar yra. Paskutinės malkas sumečiau. Apėjau aplinkui, daugiau niekur nebėra. Sausolių. Nebent ant toj pusėj. Ten toj pusėj nevaikščiau. Tai dabar kol verda, gal aš ten naisiu ir pasižiūrėsiu. Pagaliukus susirinksiu. Pilna pagaliukų ten. Pilna, tik neška. Tai dabar čia biškį prilaužiau, įmečiau. Man turbūt ir užteks. Bulvytės verda. Išverda, dedu tą, paminkštėja, dedu tą, tada tos abudu į atskirą lėkštę. Ir bus skanu, aš manau. Bulvės jau, aš manau, yra išvirusios. Aš jas padėsiu čia, kad net šalto su visų vandeniu. O dabar svogūniuko eilė. Va tokį geriau. Kiek alaus išgeriau šitoj kelionėj, tai nebuvo nei vieno alaus, kuris būtų neskanus. Visi turi savo kažkokį skonį, prieskonį, bet visi buvo skanus. Ir tokį dar pasiėmiau, 4 laipsnių. Nu kažkas gavos. Faršiukas. Kažkiek. Kaip matos. Skanu. Atrodo gardžiai. Nu ką, mėlėjai. Skanu, man tinka. Kodėl aš dominuos? Nes man patinka procesas. Man patinka sėdėti ir gaminti. Įsivaizduokit, jeigu pasiemu motelį, prieš tai nuvarau kažkur pavalgau, grįžti, ką daryti? TikToką žiūrėti. O čia kažkokia veikla. Statai palapinę, pasigamini valgyt, išsiplauni viską. Atsiprausiu. Išsiplaunu dantis, susikeliu visą medžiagą į kompą ir einu miegoti. Ir telefono net nereikia. Nu, minimaliai nebent kažką pažiūrėti.
Bet neblūdžiu taip kaip kiti. Nes nėra kada. Dabar reiktų šaukštų valgyti. Labai gerai. Fuck. Bus geras irgi. Nu ką. O su jumis turbūt aš atsisveikinsiu. Ir turbūt susitiksim kitos dienos video. Liko nuvažiuoti, nei daug, nei mažai. Tik 2000 kilometrų. Nu, bet dabar keliai bus tiesus. Šiandien nuvažiavau 300 vingiuotais keliais ir 200 tiesiais keliais. Nu, 107 tiesiais. Tarp kilų buvo vingiuota irgi. Visai neblogai, sakyčiau, ne? Dabar atrodo, kad yra naktis, ne? Bet iš tikrųjų yra tik 10 valandų. 10 valandų, temt pradeda nuo 8. Aš jau čia sėdžiu 2 valandas. Prie Sutemos. Ахуенно. Gerai. Čiau, bye bye. Susitiksim rytoj.